Ir ką, jūs dabar iš granulės per viršų ten supilat visas, ar ne? Pradėjome siek plėtolį, ar savaitę tik laiką. Ai, šviežiai, ar ne tik tai? Nu ir kokie atsiliepimai šiam momentui? Viskas gerai, automatizuotas turbūt. Kiek čia kilovatų pas jūs? 200, ne? Nu mes irgi 200 žiūrim. Maxi B. Bet dabar jis turbūt minimalių pajėgumų dirba. Koks suvartojimas vandens? Ką čia jisai per tokius duomenis rodo? Temperatūra rodo ir kokia užduota. O užduota... Aha. Oho! Oho, kiek granulių įsivarėt. Kokio čia medžio pas jūs granulės? Nežinau čia. Jau šiemet ar ne vienas čia yra. Įdomu. O kaip su, reiškias, šitom pelenais, ar kuom, ar valėt, aptarnavot kažką tai tokio katilą? Atsukai 4 vartus. Atsidarai ir išvalai. Ir viskas. O ištraukimas pats į kaminą tiesiai, ar ne? Nu, atrodo tai labai paprastai. Nu ir jis dabar kokiam čia pajėgume dirba? Na, galit pažiūrėti, į degiklio meniu nueiti. Aha. Tikučiai mašin 409%. Čia ventiliatoriaus galingumas yra 38, ne? Čia fotoelemento parodymas, didelį liepsna viduje, ne? Čia lambda zondo parodymas, deguonies likutis išmetamas į dujas. Kuris lambda zondas? 8,6, ko čia CO2 ar... Ne, čia O2, deguonies likutis išmetamas į dujas. Čia kas, nežinau, suvartojama rodo, ten dar 99 dabar 0,4 kW dabar generuoja šiuo metu. Ką čia dar galima pažiūrėti? Galima dar pažiūrėti. Akumuliacijos čia nėra, karštavas vanduo. Katilą, pažiūrėti, kaip jis dirba, ne? Jis nesiniai įjungtas? Ne, iš naujo gal čia. Va čia atrodo uždegimą, ne? Čia rodo, va šitas dvi kreivės, tai yra nuo 20 iki 100, tai rodo galingumą, ne? Tai va uždegimo ciklas buvo, ne? Po to toksai... Čia buvom išjungę vienu momentu, tai. Ai, nu tai dėl to. Bet jis nerodo atgal statistikos, jo, tai išjungtas, turbūt buvo arba iš elektros, arba ką. Tai čia va toks buvo truputėlį va šuolis galingumo. Jungė signalizaciją, kad telefonus perduotų, tai buvom išjungę. Gali būti, ja. Nu, bet